Visiems labas, jūsų kanalo Alberta ir draugai, ir šiandien aš parodysiu, kaip galima sugaudyti karalienės skruzdėlę. Jeigu jūs turite tokį mėgintuvėlį, geriausiai būtų juo auginti. Bus keletą dalykų, kuriuos aš papasakosiu, kai sugausiu. Bet čia aš jau buvau sugavęs seniai, tai palaukit, kada mes būsim lauke. Dabar mes einam į vieną vietą. Ten aš pasiimsiu indelį ir parodysiu, kaip reikia sugauti. Štai yra indelis, gali būti belė koks. Gali būti mėgintuvėlis, gali būti toks indelis, kur anksčiau maistas buvo. Ir iš pirmo geriausia jį nuplauti. Jūs nuplaukit. Aš esu jau nuplovęs. O dabar šį dieną, rytoj, poryt galima sugaudyti. Jūs tai nedarykit, jeigu jūs turit normalų karalienį. Jūs taip tada nedarykit. Geriau jums nedarykit. Kas turi normalų karalienį. Ir dar vieną dalyką sakau. Neimkit vienos karalienės, paimkit iškart kelių. Dėl to, kad jie gali numirti. Todėl, kad nedėti kiaušinius ir jie gali nuo to numirti. Jeigu jūs neturite mėgintuvėlį, dėkit čionais, nieko tokio. Aš irgi jau nebeturiu mėgintuvėlis, tai aš galiu padėti. To aš parodysiu, kaip atrodo karalienės skruzdėlė. Štai taip atrodo karalienės skruzdėlė. Reiškia, ją reikia paimti su ranka. O, pasiėmiau. Galit pažiūrėti labiau. Ir dabar kišam į indelį. Dabar į indelį ir jausis kaip namie. Štai kaip reikia gaudyti skruzdėles. Būtinai lašinkit vandens, jeigu jūs dėdat ant tokį buteliuką. Būtinai lašinkit vandens. Dėkit biškį sirupo. Galit paklausti Google, kaip tai daryti. Tai gerai. Tai labai lengva. Bet jūs turit labai mažai laiko, kad sugauti. Jums liko vieną savaitę iki tol, kol jie visi savo ras namų. Tai nepraleiskit šito ir tau bus įdomu, kaip jie stebi. Kaip tai daroma. Rašykit žinutę, jeigu kažką žinote apie skruzdėlę. Su jumis buvo Albertas. Visiems ateita.